Čiauliai. Gautas iškvietimas į driftiškės. Kilo adrenalinas? Ne. Šiandien labai ir. Ima tiesiog tinginukas. Kuršėnus, BCF Drift Matsūrė. Tradicinis sezono atidarimas. Nežinau jau kelinta valanda šeriam. Kol kas mašina laiko, viskas gerai. Nežinau, šiandien aš labai atsipalaidavęs, tiesiog mėgaujuos. Palauk, atsargiai. Ką? Šakė užo. Nu, įskilo. Dar ne visiškai, bet įskilo. Įvės tralą. Nėra ant galo kur kabina. Tai aš jį užvažiuosiu pats. Užvažiavai ant čia iš karto sakė. Sivėpė. Jo, nu viskas. Gali grįžti. Tai tu pažiūrėčiau. Nu, normaliai čia. Nu, nemanau, kad taip turėtų daryti, bet... Duosi ratuko kempą parašą. Tai gerai. Tai sakau, lup viskas. Lup. Maždaug tiesiai. Nesikeikit, filmuoja. Labas vakaras, mėly žiūrovai, ir šiandieną mes kalbiname Pro lygos drifterį Liną Klevinską. Linai, kaip šiandieną jums diena? Smagiai, ir su gedimais, ir su lūžimais, ir su avarijom, bet smagiai. Blogiausia, kad kaip visada benzino per mažai atsivežu. Turim kolonėlę netoli, galima bus. Bet tu nuvažiuok iki tos kolonėlės dabar per šitą kamštį ir grįžti, tai turbūt jau nebenorėsi driftinti. Linai, papasakok mums, ar turi kokią nors rutiną prieš kiekvieną drifto etapą? Visus varžtus pereit, po kelis kartus nespamiršti ir vis tiek būna dažniausiai tralo ratą pamiršti, privežti ir pameti. Tikrai tai buvę ir paskui miške ieškai. Matome čia tavo ne Pro lygos bolidas galimai. Ar turi davęs vardą savo automobiliams? Kaip ir kalbėjom, buvo družbelė, bet kaip tu ten pats sufleravai? Bober. Nu tai va, toks dabar ir bus Bober. Kitas klausimėlis būtų, daug nemigos būna prieš varžybas. Būna. Dėl to, kad garaže per ilgai būna. Tik dėl to. Taip, tai jau nebesijaudinu, viskas jau po tiek laiko išmokau pralaimėti. Linkime sėkmės Linui ir tiek šiandieną trumpai iš Lino.
Darovinis sakė, netraukia jo transporto priemonė, tai dabar tuninguoja valainis. Parodykit pažymėjimą savo. Aš tau toj, va. Aš dabar modernus. Va. Nespausti, nesakyk, negirdėt. Ramoška negirdi, neturi racijos. Laura irgi ne. Man vaikinę tokią prašyčiau parodyt. Parodyk. Tu aš tau. Pasimatuot noriu. Kurių kategorija, ble? Ta pati. Ta pati? Ne. Gustukai, turi minutę. Greitas toksai interviu bus mažytis. Gerai. Keliamės pas Gustą Valainį, kuris šiais metais lekia semi-pro, street ir dar tikriausiai pro lygoje. Visur važiuoja, vyrutis renkasi valandas ir jam tai puikiai sekasi. Gustai, papasakok, kaip tau šiandieną sekasi Matsūryje? Matsūrį sekasi gerai. Nežinau, nuskrido kapotas, linko traukė, nes į Čirbą įsitrenkiau, padangą nusimantavo. Ar jūs netiesiogiai pasakėte ponui Čirbai, kad jisai yra truputėlį per lėta šiandieną? Sakyčiau, kad nereikia sustoti. Tai va, Benediktą, jeigu žiūrėsi, tai žinau, kaip ir pastabėlių radom šiokių tokių. Kitas klausimėlis, Gustai. Ar turi vardus sugalvoję savo automobiliams? Dar neturiu. Šiaip mašina biški dušus, tai buvom Block Fighter pavadinę, nes molėtose skaudžiai blokus įėjom. O Gustai, sakyk, galbūt tu turi kažkokią specialią rutiną pasiruošimą prieš varžybas? Šiaip nieko neturiu, gerai įsimiegoti. Mašina svarbu, kad važiuotų ir viskas. Super. Ar darysi rytoj namų darbus? Reikės padaryti, bet nežinau kokie. O mokytojas sako, ką nors, kad praleidi kokią nors vieną kitą pamoką dėl drifto? Kartais supyksta, nes praleidžiu kontrolinius ir nebenueinu jų perrašyti, bet šiaip nieko. O tėtis žino, kad praleidinėjai pamokas dėl drifto? Žino, nes mane nuveža. Ačiū tau labai, Gustai, sėkmės šiam sezone. Kelsimės pas kitą dalyvį, tai yra pas Gusto tėtį, bet Gustas to dar nežino. Gerbiamas Giedriau, prašau papasakoti, iš kur pas Gustą tiek yra talento važiuoti? Gusto tėtis nuo 18 vairuoja, tai jau 20 keli metai. Ar manote, kad tai yra genuose? Tarkim taip, Nusipirkote naują automobilį, ar esate juo patenkintas? labai patenkintas, nes turėjau prieš tai, jis man per galingas. Ar esate sugalvojęs jam vardą? Ne, mes žinot vadinam, vienus junior, kitus senior. Kiek pamokų praleidžia Gustas per mėnesį? Čia geriau reiktų mamos paklausti, bet aš manau, nedaug. Iš tikrųjų nedaug, mes sugebam viską suplanuoti. Ačiū Jums labai už atsakymus. Gero likusio Matsūrio. Labą vakarą. Ar Jūs labai užsiėmęs? Jeigu aš Jūs pakalbinčiau truputėlį. Juos man lipduką. Ne, už ką? Baig, tik už ties. Keliamės pas Simą Kvietkauską, kuris taip pat yra Lietuvos pro lygos driveris ir jam sekasi velniškai gerai, bent jau praeitą sezoną. Simai, kaip manai, ar šį sezoną seksis taip pat šauniai? Blemba, labai norėčiau palaikyti tokį tempą ir gal net geriau. O kaip šiandieną sekasi Matsūryje? O šiandien dirbam juodai, prakaitą žliaugė, va tik turėjau minutę laisvą Red Bulliuko. Labai teisingas gėrimas, nevartokit su alkoholiniais gėrimais. Simai, ar tu turi sugalvojęs vardus savo automobiliams? Tai mano pats pirmasis chuligankė vadinama, kaip čia liaudis vadinama. Ne, jinai turi labai tokį mažybišką gražų pavadinimą, tai Bemvutis. Va, mano sportinė mašinėlė tokia jau kur jau kaip prieš tai paminėjai tuos mano pro pasiekimus, tai vat jinai va link to mane ir veda. O čia yra mano tokia va linksmybių, bet šiandien darbo mašina, su kuria linksminu kitus žmonės aplinkinius. O čia vadinasi tas pats Bemvutis, tik junior, nes jaunesnis jaunėlis brolis, gal net pusbrolis. Nu jau čia gal jau ir toks kaip ir sūnus, sakyčiau, huliganiuko. Ko gero, ne? Anūkas.
Gerai. Simai, ar esi nusistatęs kažkokius nors standartus ateinančiam sezonui, kokie bus pasiekimai? Tai suvažiuoti pirmiausia visus etapus, kiek įmanoma, jau kalendorius sudėliotas, kad ir kokia sudėtinga ta vasara. Tai viskas sudėliota, reikia tikėtis, kad visus etapus pavyks suvažiuoti. Kas belieka susirinkti tvarkingai tinkamai mašiną, kad jinai nepavestų ir siekti geriausių. Super. O galbūt turi kažkokį ritualą išskirtinį, ką darai prieš varžybas? Ritualinės paslaugas turim, tai va tą ir darom. Kaip nepagalvojau. O kažkokių išskirtinių ritualų, kaip pasižiūrėti prieš veidrodį išeinant, kad nieko nepamirštum ir panašiai? Pagrindinis ritualas į varžybas atvažiavus, pasižiūrėti, kad jau toj būtų švarus geras, toj toks dalykėlis. Suprantam. Supratom. Prieš kvalifikaciją ypač svarbu ir viskas, toks ritualas mano. Super, ačiū tau už atsakymus. Sėkmės likusiam Matsūryje ir lauksime Pro lygoje. Prašau negadinti videko, arba aš tau interviu paklausinėsiu. Save karpyti reikia padainuoti. Atimk iš jo mikrofą. Išnešk. Padainuok. Kolegos nėra kažkaip pačiam. Nėra, kas pritarė. Simukai, ką negali duotas? O tai ko ne? A ko ne vidojėtas? O yra sena? Mums reikia senos. Sena, aš tau duosiu tą seną. Yra šviesų, yra garso. Keliamės pas nedainininkus, o drifterius. Kurį man dabar kalbint? Tu esi matęs tiek žvaigždžių vienoje vietoje? Turim Benediktą Čirbą, turim Aurimą Bakšį, turim Adamą, turim Urtos meistrą Mindaugą. Net nežinau, ką kalbinti. Aurimas žiūri į mus, manau, kad jį ir pakalbinsime. Galima biškį pakalbinti jomis. Tiek, čiučiut, va tiek, baisiai netrukdysiu. Viskas, ačiū. Taigi, sveikinamės su Aurimu, kuris atvyko po ilgesnės pertraukos į Lietuvą ir vėl į Drift Matsūrį. Aurimai, kaip jums šis Drift Matsūrį? Labai fainai. Nelyja, oras šalta, bet mašinam kaip tik. Padangom gerai, aušinasi, labai smagu. Kondicionieriaus nereikia jungti automobilyje? Ne, bet šilumą tai tikrai įsijungiau. Kiek traukių šiandieną jūs sulankstėte? Tik tais vieną ir, man atrodo, ištiesino ir atgal įdėjo. Tai realiai niekas Linui nieko nesakė ir nieks nežino, kad niekas nieko netiesino. Jo, jeigu jam dabar nepasakysi, neparodysi, tai... Aš manau, kad niekas nepyks, nes kai išeis filmukas, manau, kad jau būsi nepasiekiamas Lino. Kaip sekėsi už Atlanto važiuoti tau pirmąjį etapą? Gerai sekėsi, tai kaip žinai, komandai labai gerai pasisekė, nes antroji, trečioji vietoje aplamai. Norisi visada būti pirmoji, bet iš tikrųjų džiaugiamės, nes daug labai pasiruošimo, daug darbo ir atsipirko. Gerai pravažiavom ir viskas gerai veikė ir lyjo ir buvo sudėtinga, bet tikrai galvoju, kad jeigu nelys, mūsų mašinos gerai labai sureguliuotos šį sezoną. Tai ir ant lietaus yra ok, bet labai padirbom, sureguliavom viską, tai labai džiaugiuosi, kad veikia gerai. Matote, nereikia 1000 arklių galių, reikia puikiai sureguliuoto automobilio. Visas raktas į sėkmę. Kur nusimato antrasis Formula Drift etapas? Atlantoje. Georgia, miestas Atlanta. Jo. Reikės pervažiuoti visą Ameriką, kad ten 3 dienas ant kelio važiuojam. Jeigu jūs manote, kad jums yra toli atvažiuoti į Drift Matsūrį iš Vilniaus, pagalvokite apie Aurimą. Tiek šiandieną iš Aurimo, jam leisime toliau mėgautis Matsūrio vaibu ir palinkėsime sėkmės Formula Drift. Ačiū. Ačiū tau. Taigi šiandieną tiek su mūsų interviu selekcija ir kelsimės tikriausiai pas Eriką į automobilį, kurio mes net neturim, nes jisai sugedęs, yra sulūžęs ir visiškas mėšlas sekasi Erikui.
Galiu šnekėti? Jau filmuoja. Žiauriai liūdna, laukiam, kol grįž Erikas, nes neaiški, visiškai neaiški situacija, bet norim pabaigti renginį, kažkaip dedam visas viltis. Sakė 60%, kad sutvarkys, o dabar jau nieks nebeaišku. Išvažiavę jie gal porą valandų ir einam žiūrėti, kaip sekas kitiem. Viskas būtų fainai, bet Erikas labiausiai bijojo lietaus, bet lūžo šakė, tada kažkas su amortikais, tai neaišku. Parašė grįžtam, važiuosim. Op, 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 op. Sveikas sugrįžęs! Yeah, I got a story to tell. I know they want me to fail. If they throw me into a cell, I know wife she paying the bill. Cause I can't afford to be quiet. My city is dying and children are crying. Be alert, not devour. The enemy's probably just like a lion. But we got the keys, I promise you. Hold on to the peace inside of you. No, I'm not alone. You got an army who follows you. It's time to rise up, lift your eyes up. Yeah, hope is on the way. And we gon' be the change. Cause we are unrestrained. Yeah. Čia grotelių kokie! Vykiam 6 kaip sueis. Čia turgelis tai neblogas, žinokis. Yeah. When I'm in doubt, I'ma pray it out. Believe in that name, so I say it loud. School system wanna take it out. They wonder why no one behaving now. These are days from my... Visų pirma, baigėsi BCF Drift Matsuri. Turėjom labai sunkią dieną. Esam visi labai pavargę. Mašiną ant ralų užvažiavau pati, kaip būt keista. Turėjom lūžusią šakę, plyšusį traversą, pyruokliai lūžus ir daug traukės, man atrodo, labai daug problemų. Viską padėjo, daug kas susitvarkyti, aš viens niekaip nebūčiau apsivertęs, tai Danilas su Roku visiškai išgelbėjo mane šiandien. Dėjau ir Erakas, ir Rita, ir Urta, nežinau. Tai labai draugiškai buvo, man labai patiko ir aš labai tai vertinu. Ačiū visiems dar kartą už pagalbą ir susimatom iki kitų kartų. Wherever I go, let's be the change that we want to see. We're taking a step.